Sveiki! Šiandien su jumis norėjau aptarti stuburo blokadas juosmeninėje ir kryžmeninėje dalyje. Stuburo blokados yra medikamentų suleidimas, tai yra steroido, dažniausiai kenalogo, ir vietinio anestetiko, tai yra lidokaino arba bupivakaino, dar vadinamo markainų, suleidimas apie skausmo generatorių. Tai yra skausmą sukeliančią struktūrą. Blokada yra atliekama rentgeno kontrolėje. Vietinis anestetikas yra atsakingas už skausmo sumažinimo efektą iš karto. Tuo tarpu steroidai veikia praėjus 2-6 dienom ir yra atsakingi už ilgalaikį uždegimo sumažinimą. Norėjau aptarti su jumis dažniausiai taikomas blokadų rūšis. Pirmoji tai būtų šaknelių blokada. Rentgeno kontrolėje yra pasiekiama, kad vaistai būtų suleidžiami šalia nervinės šaknelės. Ši blokada yra vertinga dėl šaknelių vienos ar kelių šaknelių dirginimo reiškinių, kuomet situacija dar yra tokia, kad arba operacija dar nereikalinga, arba dėl vienos ar kitos priežasties operacija yra negalima, pavyzdžiui, dėl sunkių gretutinių ligų. Kita blokada yra taip vadinama epidurinė blokada. Epidurinė blokada yra atliekama dviem būdais. Tai yra arba interlaminariniu būdu, arba kaudalinė epidurinė blokada per kryžmeninį kanalą. Ši blokada yra vertinga, kai nėra visiškai aiški patologija, taip pat stuburo stenozės atvejais, arba kai patologija būna keliose lygiuose. Kita dažnai atliekama blokada yra facetinių sąnarių blokada. Facetiniai sąnariai anatomiškai apriboja liemens judesius atsilošiant ir sukantis į šoną. Ir blokada yra atliekama suleidžiant vaistus arba į patį sąnarį, arba suleidžiant juos šalia sąnario. Tuomet, kai skausmai kyla dėl facetinių sąnarių problemos, ši blokada yra gana efektyvi. Ir paskutinė blokadų rūšis, apie kurią norėjau pakalbėti, tai yra sakroileinio sąnario blokada. Sakroileinis sąnarys tai yra dar vadinamas kryžmens klubo sąnariu, jisai susijungia kryžkaulis su klubakauliu. Ir rentgeno kontrolėje apatinėje užpakalinėje dalyje, užpakalinėme trečdalyje yra suleidžiami vaistai. Sakroileinio sąnario patologija nustatoma klinikinio ištyrimo būdu, kai bent 3 iš 5 provokacinių mėginių būna pozityvus, taip pat žinoma atsižvelgiant į magnetinio rezonanso tyrimo duomenis bei ir į pačios blokados efektą. Blokados efekto trukmė labai skiriasi. Vieniem pacientam jinai trunka kelias dienas, kitiem kelias savaitės, kitiem kelis mėnesius. Labai retais atvejais būna ir ilgalaikis blokados efektas, kai blokados kartoti net nebereikia. Tačiau tai pasitaiko iš tikrųjų retai. Blokadas atlieku moderniai įrengtame privačiame stacionare Aiva Klinik Rygoje. Registruotis konsultacijai galite Šiauliuose kardiolitos klinikoje arba nuotoliniai konsultacijai registruokitės telefonu. Kodas +371 26 56 52 99. Jei jūs ar jūsų artimai vargina skausmai, nedvejodami kreipkitės. Spręsime jūsų problemą kartu.